negali manualinė terapija, taip mitas. Toliau, masažas kasdien greitesnis poveikis. Jūsų nuomonės? Ne, turbūt pertraukas vis tiek reikia daryti, ne, bet klausom. Teisingai. Čia yra mitas, 100% mitas, nes masažas kiekvieną dieną nėra gerai. Jis labai alina šiandien organizmą. Aplamai masažas yra didelis krūvis kūnui. Kūną reikia pripratinti. Pirmais kartais, kai ateina pirmas klientas pas mus, mes jam net nedarome iš visų jėgų tą tikrą masažą. Pirmai pripratinam, organizmą jį paruošiam. Paruošiam normalesniam, tam spaudimui. Ir taip tada žiūrim, ar reikia stiprinti jėgą, spaudimą, ar reikia tiesiog dažninti, koreguoti. Vieniem būna žmonėm negalima stipriai spausti. Tiesiog hormonai leidžia, jauti, kad negalima, mums skauda. Ką tada daryti? Tiesiog reikia dažninti. Iš tikrųjų, masažas kasdien netinka. Geriausiai, jeigu galvojat, kas antrą, kas trečią dieną, yra optimaliausias variantas. Jei skauda nugarą, tai osteochondrozė. Va, čia labai geras dalykas. Va, iš tikrųjų, daug su irgi teko šnekėti, jog ateini pas gydytoją ir sakė, man skauda nugarą. Kas man yra? Gydytojas apžiūri, osteochondrozė, va čia pas tave kažkas su stuburiuku yra osteochondrozė. Iš tikrųjų, osteochondrozė kas tai yra? Tai yra kaulų ir kremzlių pakirtimai. O tai gali būti bet kurioj nugaros daly, tai gali būti tiesiog sąnariuose. Tai iš tikrųjų osteochondrozė yra labai toks platus išsireiškimas ir jeigu jūs ateinat pas mus ir sakot, man yra osteochondrozė, noriu dėl to masažo, mes sakysim, palauk, kurios vietos osteochondrozė, kur tiksliai, turim skauda, mes dar patys turėsim viskas teišėt, man neužtenka tiesiog tokios informacijos. Todėl labai atsargiai dėl to išsireiškimo ir jeigu jums gydytojas sako, jūs sergat dėl osteochondrozės, jūs galite pasakyti, jūs irgi sergat. Kiekvienas žmogus turi kažkokių sutrikimų su nugaru. Taip pat galbūt jums skauda, jam ne, galbūt jam ir neskaudės. Dėl to toks pagrindas būtų atsargesnis. Ir paskutinis po masažo būsiu kaip ant sparnų. Žiūrint po kurio, ne? Na tai po to manualinės terapijos tikriausiai ant sparnų būsit vien dėl to, nes jau baigsis tą kankinimą. O šiaip po masažo iš tikrųjų to paprasto mūsų darbo pasakysiu tokį dalyką. Taip, sparnai jausis. Tačiau čia prieisiu prie tokio dalyko, kad gali jaustis ir tam tikros komplikacijos. Tai yra, kad masažas yra kaip toks, perkeltinė prasme galiu pavadinti ir vaistas. Turi tam tikrų šalutinių poveikių. Pavyzdžiui, gulint ilgai ant stalo, veidų į apačią, gali išsikimšti nosis. Dėl to nesijausim, man atrodo, skraidintas kažkur padėlėsiais. Be to, labai norėsim tualetą. Tai jausis ant stalo labiau, kaip atsiprašau. Tai ant sparnų skrisi į tualetą. Arba iš tualeto išėjęs. Tikrai. Tai komplikacijų iš tikrųjų yra daug. Visokiausių troškulys kankina, gali galvos svaigulys kankinti. Gali pasireikšti tokių dalykų, bet tačiau bendrai iš tikrųjų taip jau turime po masažo jaustis gerai. Neturime išeiti pavargę, nuotaikos, kažkokie nusiminimai. Tai turi mūsų atpalaiduoti. Bet kuriuo atveju. Ir taip gražiai perinam prie jūsų jau klaustų dalykų, tai yra kontraindikacijos. Taip, yra vis dėlto masažė tokių simptomų, kurių mes negalim daryti. Prieš kiekvieną pirmą masažą, kiekvieną pas mus klientas nuos, mes visada pasisodinam į savo šventą tvirtovę ir pradam klausinėti klausimų. Tai yra, ar jie turėjo kažkokią operaciją, traumas, gal jie dabar kažką jaučia, jiems kažkas skauda. Vidaus lygos įvairias, persirgtas lygos, mums tai yra labai svarbu. Ir taip pat vienas svarbiausių yra bruožų, kas mus labai iš tikrųjų domina iš tos masažo pusės. Menstruacinio ciklo metas. Daug moterų iš tikrųjų ateina, norėdamas netgi tuo metu gauti masažą. Ir taip kartais tiesiog netyčia. Paklausiu žmogus ir sako, taip, aš dabar svarbu. Labai atsiprašom, mes vengiam tokių dalykų, mes negalim daryti menstruacinio ciklo metu masažą, nes yra kelios priežastys. Žinom, kad tuo metu iš tikrųjų išsiskiria organizme daug hormonų. Kaulai minkštesni, kaulai iš tikrųjų gali, tokie pažeidžiami darosi. Dėl to gali kažkokių traumų netyčinių ar ko. Dėl to iš tikrųjų vienom tas ciklas praeina skaudžiau, kitom kad išvengti kažkokių diskomfortų, nemalonumų, kad paskui baigus masažą žmogus sakytų, kas nefainas masažas, man čia skaudėjo viską. Gerai, o taškiniai masažai irgi taip pat? Taškiniai? Pėdų, delnų, kaklo, veido, be abejo galima.
čia irgi taip pat reikia žiūrėti pagal situaciją ir individualiai pagal žmogų. Taip labai iš tikrųjų didelė, daug kažkokių tai situacijų, tokių niuansų priklauso nuo individualių žmogaus būklės. Vienam žmogui galima, kitam negalima. Vienas žmogus iš vis to nejaučia, galbūt šiek tiek kažkokie simptomai, o kitas stipriau jaučia. Tiesiog sunku tą dieną kažkur išėti. O čia matote, tikriausiai spėjot perskaityti. Na, ne visas, be abejo, tų konsultacijų yra daug, mes tiesiog asmeniškai išsiklausinėjom tų žmonių svarbiausių konsultacijų. Bet, kaip matot, kraujo ligos labai svarbu, kraujagyslių ligos, tokios trombozės, hemofilibritai, alergija, artritas, angina, uždegiminės ligos įvairios. Tai yra, manau, labai svarbu, tada mes nedaromos. Skrandžio opos, matot, kiaulyminės ligos. Taip, jeigu komponuojant tą, kad mes nedarom po insulto, ūmių laikotarpių negalima masažo. Po to praeina mūsų laikotarpis, na, šiaip po mūsų laikotarpis skaitėsi pusę metų. Tačiau kaip po to insulto praeina toks mėnuo, ir kad matot, kol kas viskas gerėja, nieko blogo, galima atsargiai. Bet irgi stiprių masažų negalima, yra planuojama, draudžiama. Priklauso tiesiog nuo žmogus būklės, reikia viską labai detaliai įsiklausinėti. O sekančiai skaidriai taip pat yra keletas tokių ciklų, kaip susižinau, parašyta užkrito žodis, keletas punktų, aš irgi žmogus taip, kur strengia tam tikri žodžiai, kur negalima daryti masažą. Tai čia, ką ir prieš tai sakiau, jeigu jaučiat kažkokį aštrų skausmą, negalit kentėti. Jeigu taip negalit kentėti, ateinat norit masažą, nes nežinau, ką jums padėsim, jeigu jūs taip paskenčiat, susiėmėt, pavyzdžiui, už pilvo ateinat, nori masažą. Bet jeigu nugarą skauda ar galvos skausmai, tai atvirkščiai reikia bėgti pas jūs ir taškinį masažą paaiškinti. Taip, bet mes išsiklausinėsim dėl ko tą galvą gali skaudėti. Ar tai skauda, kad jūs gal kažkokį migreną? Šiaip migreną iš tikrųjų labai gerai. Padeda masažas. Bet labiausiai rekomenduotumą prieš migreninę būseną. Jaučiatės tiek, kad jeigu esate turėję, toks silpnumas tarsi užeina, kažkaip viskas erzinas, ar tai spalvos, ar tai garsai, kažkas tai erzina, ne? Tada iš tikrųjų masažas padeda. O šiaip jeigu ateinat, matot parašytas skliaustelius, šitą prieš skliaustelius. Jaučiate pirmus klimatinio periodo simptomus. Ruduo, vasara, žiema, kada nenori vis tiek spalvavo, žinau, kokius nuotaikos. Na, nuo to masažas taip gali padėti, bet ne visais atvejais. Nes oras vis dėl to yra labai stipri veika ir stipri jėga. Tačiau taip, yra žmonių, kurie tikrai žmonės atsipalaiduoja viskas kalba. Reikia, negalima. Ar yra klausimų? Gavau daug, bet noriu dar. Važiuoju mėlynės, kaip tik tau priešingai, kad jeigu yra mėlynė, tai truputėlį pamasažuot, kad ten greičiau išsivaikščioti. Ten, kur yra mėlynė, ten vadinasi nesiniai sugijo kraujagyslės. Jeigu nesiniai sugijo kraujagyslės, jos vadinasi dar nėra gal visiškai tvirtos. Jeigu pradėsiu masažuoti nes tą mėlynę, tai tada gali būti, kad jis dar labiau pažįstas. Bet jeigu gyjanti, tarkim, geltona mėlynė, kai pradeda įsivaikščioti, tai tada galima, bus lengviau. Bet žmonės nuomonė, kad išvežiai yra mėlynė, tai reikia savo iš tikrųjų kol kas leisti pačiam organizmui bent sustiprinti tą kraujagyslę. Taip. Dar klausimų. Ne, aišku. Ačiū už dėmesį.